tai mes tokia kaip sporto salė protui, smegenimis. Kūrybiškumas yra išsilaisvina tada, kai tu esi spaudžiamas apribojimo. Nė viena prieš tai buvusi karta neišgyveno tokio didelio skirtumo, nuo kaip buvo jų vaikystėje versus kaip yra dabar. Per dieną Gen Alpha ir Gen Z kartos atstovai gauna daugiau informacijos negu viduramžių žmogus per visą gyvenimą. Šneku apie nemokamus kompiuterinius žaidimus, apie socialinės medijas ir trumpos formos video, privedė prie fiziškai jau užfiksuojamo smegenų puvimo. Viskas yra klausomas, viskas yra išsaugoma, viskas yra panaudojama prieš tai. Tu gali iš turinio padaryti ginklą. Sveiki visi įsijungę Nestabdom laidą. Kaip jau įprasta, sveikinamės iš šios unikalios šviesos meno kūrėjo Lino Kutavičiaus erdvės tema. Ir ši erdvė yra atvira kūrybai ir eksperimentams. Ji taip pat gali tapti ir jūsų švenčių, seminarų ar kitų renginių vieta. Na, o pati tema yra tik dalis Lighthouse Hub esančių erdvių. Ir tai ne tik fizinės erdvės, bet ir stiprios bendruomenės formuotojas. Būtent čia susitinka žmonės, kurie ieško inovacijų, kūrybiškumo ir bendradarbiavimo. Na, o aš nieko nelaukiu ir noriu kuo greičiau pristatyti šios laidos pašnekovą, su kuriuo paliesime itin aktualias temas. Tai yra Kristijoną Vasiliauską. Labas, Kristijonai. Labas, Anai. Labai ačiū tau, kad tu sutikai atvykti, pasikalbėti. Tai labai ačiū iš kvietimą, labai vertinu. Prieš pradedant mūsų pokalbį, dar trumpas pristatymas apie tave. Galėsi, žinoma, paskui ir papildyti, ko nepaminėsiu, ir galėsime pradėti mūsų diskusiją. Nuostabu. Taigi, Kristijonas yra Robotikos akademijos bendraįkūrėjas, STEAM Academy kūrybos vadovas Airijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat Brain Club iniciatorius ir turi dar daugybę kitų veiklų. Jos galbūt skiriasi kažkiek savo biografiją, metodikomis ar tai amžiaus grupėmis, tačiau visų jų tikslas yra tas pats, tai yra treniruoti, lavinti vaikų protą. Tai yra padėti jiems sutelkti tą koncentraciją, naudotis technologijomis išmaniai ir prasmingai ir vėlgi ruošti vaikus tai neapibrėžtai dirbtinio intelekto formuojamai ateičiai. Ir šioje laidoje kalbėsimės ne tik apie vaikų, bet ir mūsų visų santykį su technologijomis. Paliesime ir tokias opes temas kaip brain rot, tas toks beprasmis skrolinimas, kuris suteikia staigų tokį dopamino pliūpsnį. Taip pat pasikalbėsime ir apie etikos, dirbtinio intelekto ribas ir kitas temas. Ir žinoma, laidoje paprašysiu tavęs, kad tu pasidalintum kažkokiais tai praktiniais patarimais, įrankiais, kaip prisidėti prie to geresnio poilsio, dėmesio koncentracijos, vėlgi treniravimo ar ne, kūrybos ir panašiai. Tai ką, tiesiog trumpas pristatymas apie tave. Pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad visą tai, ką aš išvardinau, tiesiog patikslintum man ir žiūrovams, apie ką kiekviena šita tavo veikla ir projektas trumpai, kuo jie susiję ir kuo jie skiriasi, ir tada jau galėsime tiesiog detaliai pasižiūrėti step by step, nuo ko ir kaip viskas prasidėjo. Gerai, tai gal, pirmiausia, dar kartą labai dėkoju už suteiktą galimybę, labai smagu pasidalinti savo patirtimi, nes turbūt nedaug aš šneka apie neformalų švietimą. Ir neformalus švietimas ir tai paprastai buitiškai tai būreliai. Ir ko gal man visą laiką patikdavo labai būreliai, kad į mokyklą tu ateini ir tu nepasirenki, ką mokiniesi ir kaip. Formaliam ugdyme turi formalias temas, ką turi išmokti, kad pabaigtum mokyklą, įstotum į universitetą ir surastum darbą, kaip senais principais buvo. O būreliuose visą laiką galėdai pasirinkti ir mokymosi būdą ir temą. Tai aš pats užaugau, man labai sunkiai sekdavosi mokykloje ir sužinau, kodėl sekdavosi sunkiai mokykloje, tik tai, kai labai daug metų buvo man, gal 28, 30, nes tuometinį Lietuvoje, kai augau, nebuvo to koncepto kaip neurodivergentai. Tai reiškia, žmonės turintis šiek tiek kitaip funkcionuojančias smegenis. Tai 28 metų sužinau, kad disleksijos sutrikimą turiu, tai man sudėtinga yra skaityti. Aš tik tai 4 klasėje išmokau, kuo skiriasi J nuo E.
labai būdavo sudėtinga kažką rašyti ar perskaityti. Tada taip pat disgrafija, tai labai daug klaidų darydavau rašydamas, praktiškai neįmanoma būdavo ir nesugebėdavau dėmesio išlaikyti pamokose. Ir ten su įsivaizduojamais draugais sėdavau. Bet būreliuose klestėdavau. Ir taip netikėtai nutiko, kad didelės mano tėvų meilės dėka mano broliui, jie norėjo sukurti būrelį, kokio Lietuvoje nebuvo. Tai buvo techninės kūrybos būrelis. Techninė kūryba tai yra, ką daryti, jeigu tavo vaikas nėra sportiškas, nėra meniškas ar muzikalus, bet yra labai didelį polinkį turintis technologijoms. Ypatingai konstruoti kažką su Lego, programuoti, mąstyti, spręsti problemas per technologijas. Ir taip sujungė mano brolio aistras, kurios tuo metu buvo Lego ir technologijos. Tada įteikė pirmą robotuką ir ta veikla patapo Robotikos akademija. Šiai dienai esame didžiausias Lietuvos istorijoje neformalus švietimo būrelis, turintis daugiau negu 600 lokacijų viso Lietuvoje ir apie 10-11 tūkstančių vaikų kiekvieną savaitę lankančių būrelius, 96% padengiamumą visoje Lietuvoje. Tai įsidėliojom visose mokyklose, kad išspręstume 3 pagrindinės problemas. Tai pirmiausia, patogumas tėvams, kad tėvams nereiktų vežioti. Antra, kad būtų labai įdomu vaikams. Ir trečia, kad vaikai pajustų ateitį ne tada, kada jie kažkada suaugs, o jau nuo mokyklos laikų. Kodėl mokykla neturėtų pačių pažangiausių technologijų? Kodėl neturėtų ten robotų, virtualios realybės įrenginių, dirbtinio intelekto įrenginių, o ne tik juos matyti filmuose ar per YouTube. Tai Robotikos akademija pagrindinė mano veikla yra jau 13 metų. Ir prieš 3 metus pamatėm, kad taip toks sėkmingas modelis buvo Robotikos akademijos visos komandos dėka, kad pritraukėme investuotojų dėmesį, kurie pagalvojo, gal pabandom užsienį padaryti. Nes vienu metu mes pasiekėm tokius skaičius, kad turėjome daugiausia pasaulyje pagal populiacijos procentą besimokančių vaikų robotikos. Kad būtų pagal privačias iniciatyvas. Ir pamėginom ir manoma tai atkartot. Ir tai pradėjome daryti Airijoje. Kodėl Airijoje? Nes reikėjo mūsų sukurtą turinį ir verslo procesus pamėginti atkartoti angliškai šnekančių šaly. Ir paskutinė Europos Sąjungoje esanti angliškai šnekanti šalis buvo Airija. Tai ten paleidom pilotą, ten sulaukėme sėkmės ir iškeliavome į Ameriką, ypatingai į Čikagą. Ir ne visi verslai gaunasi ir iš karto. Ir kodėl dabar esu grįžęs, nes nesigavo padaryti STEAM akademijos. Ir po 3 metų pasibaigė mano kelionė ten ir pakeitė veiklą kryptį ir ten patyriau burnoutą. Labai pirmą savo gyvenimo burnoutą, 32 metų. Tai reiškia pastovus neturėjimas gyvenamosios vietos, buvimas aukšto lygio vadovų ir tuo pačiu priekiniai linijų stovinčių ten pardavėjų, komunikatorių, mokytojų privedė prie nebeprižiūrėjimų savo pagrindų. Tai visiškai nebesuvaldžiau miego, nebesuvaldžiau mitybos, nesuvaldžiau sporto, maisto papildų, neturėjau gerų praktikų ir tas privedė prie visiško burnauto, kur kaip 33 metų, 30 sudegė. Ir taip pradėjo nebepasitikėti savim ir savo sugebėjimais, kad net vairuot baisu. Ir ypatingai, kadangi aš prigimtinai turėjau disleksiją, disgrafiją, tik Amerikoje supratau, kad dar ir ADHD turiu. Ir labai toks įdomus momentas nutinka gyvenime, kai tu sėdi ir skaitai knygą apie ADHD, nes tu savo šaly niekada apie tai nesigirdėjęs, niekada net nesidomėjai. Ir pamatai, kad tu priklausai kažko apie 10% populacijos, kurie turi tokio tipažo smegenis. Jeigu taip labai trumpai, tokių primityvių būdų, tai ADHD tai lyg turėti smegenis, kurios yra kaip Formulė 1 greičio, bet stabdžiai kaip dviračio. Tai tau daug labai idėjų ir minčių kyla labai greitai, bet tu negali sustoti apgalvoti, kaip jas padaryti. Tai tu pradedi daug projektų, bet neužbaigi. Pertrauki žmonės. Negali ilgai sukaupti ties tais dalykais, kas kitiem yra akivaizdus. Ar tai būtų, nežinau, kambario sutvarkymas, dantų išsivalymas, rūbų sudėliojimas arba organizuoti aplinką turėti. Ir pagalvojau, aš ne vienintelis toks turėčiau būti. Ir kodėl apie tai nėra mokinama tokia forma, kuri patiktų šiuolaikiniam vaikam. Ir nes Amerikoje pamėginau paprasčiausius būdus taisyti ADHD. Ką reiškia ADHD taismas? Tai kad tu pabandai apsimesti, kad esi sveikas, kai nesi. Turi apsimesti, kad tau nėra sunku ir nėra blogai ir kad tu toks pat kaip kiti. Gal pats sudėtingiausias dalykas, kaip turi sutrikimą, arba turi kažkokią protinį kitoniškumą, bet turi apsimesti, kad jo neturi. Ir ėjau aš šituo keliu kaip
kaip Adderolis ir kiti medikamentai Amerikoje, nes tai yra labai populiaru Amerikoje. Ir man baisiai nepatiko tas jausmas, kad patampi kaip robotas, dar labiau robotas, visiškai nebeturi gebėjimo jausti, įsitrauki darbą ir išnyksti. Ir tada pradėjau ieškoti alternatyvių būdų. Ir atradau neurotechnologijas, tai neurofeedbacko principas, kad tu treniruoji savo smegenis kaip raumenis, kad tavo kaktinė smegenų dalis, tas prefrontal cortexas, geriau funkcionuotų. Kad tu geriau galėtum valdyti ir identifikuoti savo emocijas, geriau galėtum valdyti savo dėmesį, geriau valdyti savo koncentraciją ir nebedaryti impulsyvių veiksmų. Tai man vien tas suvokimas, kad pasirodo čia ne aš, o mano smegenis, ir jeigu aš žinau, kas tai per sutrikimas, galiu pradėti treniruoti tam tikras savo smegenų dalis ir galiu pakeisti, tai galiu labiau tai kontroliuoti, buvo labai didelis išlaisvinimas ir pagalvojau, kodėl net nešus to šiuometiniai kartai. Tai būtent alfa kartos vaikams ir taip kilo Brain Clubo idėja. O dar viena veikla, kurios nepaminėjome, tai yra ExoClass. Tai ką pavyko mums padaryti su Robotikos akademija, tai sukurti būrelį. Ir labai kas faina, kad labai daug pas mus kai mentorių ateina ir jis klausia, kodėl nebuvo tokio būrelio mano laikais. Kad gali konstruoti Lego robotus, su jais spręsti problemas, viskas atrodo kaip filmukas ir dar dirbi drauge, gali robotikos varžybom ruoštis, ir įgalinti save, tai kad technologijos nėra tokios sudėtingos, kaip tu įsivaizdavai. Ir ExoClassas padaro tai, kad leidžia žmonėm, kurie turi idėją arba jau turi savo būrelį, kaip jį užauginti 10 kartų. Kaip palengvinti registracijos procesą, palengvinti pinigų surinkimą. Nes nėra daug būrelių Lietuvoje, kurie turėtų daugiau negu 1000 ar 2000 vaikų. O Robotikos akademija turi 10-11 tūkstančių. Ir, kaip sako, geriausias būdas patikrinti, ar tikrai kažką išmokai. Ir didžiausias sėkmės toks pripažinimas yra, kad jeigu tu patyrei sėkmę, ar sugebėtum kažką kitą išmokinti, kad patirtų tokią pat arba dar didesnę sėkmę. Tai tą norim padaryti su ExoClassu. Atras kitas robotikos akademijos ir padėti jam užaugti net ir didesnėm. Tiesiog dalinatės patirtimi ir žiniomis. Bet viskas visą laiką sukasi apie būrelius, neformalų švietimą ir tokius įdomius būrelius, kokių seniau nebuvo. Taip, supratau. Ačiū, Kristijonai, tu išties palietei labai daug potemių, kurias aš norėsiu detaliau panagrinėti. Tikrai ir atvirai ir pasidalinai, tai aš ką supratau iš tavo dabar tokio koncentruoto irgi pasakojimo bendrai, bet kaip ir visą esmę perteikiai, tai iš esmės tu savo tą silpnybę pavertei supergalia. Tai iš esmės tai, ką tu vaikystėje ar nepatyrei kažkokius tai iššūkius, Taip. sunku susikoncentruoti, sunku ilgai skaityti ir taip toliau. Na, o dabar tavo veikla ir yra mokyti vaikus išlaikyti dėmesio koncentracijos, kūrybos, esi kūrybos vadovas ir taip toliau. Ar tai iš esmės šita veikla ir yra tau tokia svarbi, mylima ir iš esmės ir sėkminga, dėl to, kad tau tai asmeniškai rūpi per asmeninę patirtį? Pirmiausia, aš labai didelį padėką ir dėkingumą savo tėvam. Jaučiu, kad jie iškentėjo mane tokį. Tikrai, tuometinį Lietuvoje, aš buvau sudėtingas vaikas. Daug mokyklų teko pakeisti, labai nepritapdavau, visur problemų prikeldavau ir jie kažkaip nekreipdavo ir niekada neleisdavo manęs niekam kliuoti etikečių, kad aš šoks netoks vaikas. Ir aš džiaugiuosi, kad užaugau tokiais laikais, kai nebuvo tokios etiketės. Tau yra ADHD, tau yra disleksija. Tu tiesiog, tai yra tavo sunkumas ir tu turi jį apėti. Tai pavyzdys, jeigu ten lietuvių kalboje negauni 10 iš rašybos, dvejetą visą laiką, tai turi kompensuoti pasakojimu. Tai jeigu matai, kad ir kiek skiri laiko savo silpnai daliai, nėra prasmės tiek daug laiko investuoti savo silpnasis vietas, nes kad ir kiek tu dėsi, niekada grąžos negausi tokios, kaip būtų, jeigu tu investuotum savo stipriasis. Tai aš labai dėkingas ir tėvams ir aplinkai savo, kad niekada aš neturėjau pasiteisinimų. Labai nenorėčiau, kad šios kartos turėtų tokį pasiteisinimą. Man emociškai sunku. Aš disleksikas. Man disgrafija. Tai gerai, kai visuomenė ir to aplinka apie tai žino, bet tai neturėtų būti vienintelė tavo etiketė, kuri pateisintų tavo nenorėjimą kompensuoti arba atrasti, kad tokia konfiguracija, kokią tu turi, kad tai neveiktų. Tik turi atrasti ir pasidaryti, neturi būti tavo palengvinimas ar kažkoks pasiteisinimas, o kaip tik pasakymas, kad turi atrasti kitokį būdą, nes standartinis tau neveiks. Bet turbūt čia yra sunkiausia dėl to, kad tiesiog žmogus nežino. Dabar kažkaip labai daug dėmesio yra tam skiriama ir gilinamas, dėl ko vaikui kažkas sunkiau sekasi ir panašiai.
kažkaip ir dabar tikrai ir nemažai mes ir kalbame apie tai, kad yra nemažai vaikų su specialiaisiais poreikiais ar tai kažkokiais tai sutrikimais. Aš manau, kad galbūt ir anksčiau jų buvo nemažai, tiesiog to galbūt net neatskirdavom ir žmogus galvodavo, kad su juo tiesiog kažkas negerai ir nežino, kaip dirbti. Tas tikrai skaudu, kam yra patyrę, tikrai visą galvoju, kas ten negerai. Kai sužinai, kad su tam nėra negerai, bet yra tiesiog kitaip, yra daug metodikų, technikų, kas jau yra praėjęs šitą kelią, tai tikrai labai išlaisvina. Tikrai labai linkiu visiems negalvot, kas tam negerai, atrasti kažką, kas jau panašų kelią praėjo. Tai ir kad taip ir įdomiai gavosi, kad kaip ir nuo mano brolio prasidėjo veikla ir mano tėtis įkūrė šitą veiklą ir pakvietė mane prisijungti ir mama labai stipriai prisidėjo. Tačiau kažkaip šeimos verslas buvo ir dabar aš turiu garbę nešti jį su savo geriausiu draugu. Džiugu ir didelę komandą toliau vystyti ir inovuoti. Ir tuo metu, kai mes pradėjom robotikos akademiją, tai jis buvo labiau toks patirtis, experiences. O kaip faina prisiliesti prie ateities technologijų prieš 10 metų. Dabar mes matom, kad mes esam kaip priešnudis. Iš tikrųjų, jeigu yra sporto salė kūnui, tai kas yra sporto salės ekvivalentas protui? Tai mes to kaip sporto salė protui, smegenimis. Ir tas konstravimas iš instrukcijų yra treniravimas dėmesio. Tas programavimas yra treniravimas koncentracijos ir planavimo. Tas susimovimas, kai tau nesigauna, yra treniravimas valios. Būtent to pobūdžio vaikams, kurie turi polinkį techninį kūrybai. Ir tikrai dabar, kaip matau, tai viskas, nes gali suprasti, kur viskas ėjo tik žiūrint į praeitį. Tai dabar viskas labai man logiška, kodėl esu, kur esu ir ką darau ir kur toliau. Bet tu esi baigęs politikos studijas. Tai kodėl vis dėlto, kaip ir sakei, čia ir tėvai visą tai pradėjo ir taip toliau, bet žinau, kad studijavai ir politikos mokslus. Tai dar vis dėlto dvejojai, ne iš karto žinojai, kad čia tavo gyvenimo kelias. Labai įdomus momentas yra turbūt kaip ir žmonėms su muzika, taip man su technologijom. Tai aš užaugau, man tėtis fizikas ir IT kompanijos turėjo, mama mokytoja buvo ir psichologė. Ir aš visą laiką žavėdavausi tėčiu, jo gebėjimus suprasti fiziką, matematiką, bet aš pats nesupratau. Ne. Visą laiką ieškojau savo kampo prie technologijų. Bet 16 metų man tėvai sukūrė tokią galimybę per Rotary programą išvykti ir metus pagyventi Amerikoje. Tai aš buvau Lietuvos jaunimo ambasadorius Floridai, Jacksonville, 16 metų, kai pačio paauglystėje turi būti. Ir ten pagyvenau su gal 80 skirtingų šalių atstovų, 16 metų, atsibandi vieną dieną, tu kitoj šeimoje gyveni. Šneki kitą kalbą, ne visai kitą mokyklą. Ir kai atstovau Lietuvą, atstovau savo šalį, savo jaunimą, labai užsikabinau, kad norėčiau būti tarptautinių santykių atstovas ir diplomatas. Visai galvojau, kad būsiu toks, todėl ir stojau politiką ir tarptautinius santykius. Po to grįžęs, nes taip įdomiai gavosi, kad aš iš viso 8 mokyklas buvau pakeitęs ir po 9 klasių išvykau į Ameriką ir ten man iš karto 12 klasę pervedė. Po 9, nes lietuvių mokytojai tiek daug labiau pažengė negu amerikiečių klasės, tai kad 9-okas atvykęs iš Lietuvos į Ameriką jau būtų pabaigęs mokyklą. Tai mane tiesiog for fun įdėjo 12 klasę ir pabaigiau pirmą mokyklą 16 metų ten, grįžau ir kur man grįžti. Aš jau vieną mokyklą kaip ir baigęs, bet Lietuvoje 16 metų dar negali būti baigęs mokyklos. Tai čia kokių 16 metų atgal, tai stojau tokio Ozo sportininkų mokyklą, kuri buvo pirmoji Lietuvoje nuotolinio mokymas mokykla ir pabaigiau ten mokslus. Tai 17 metų į universitetą nuėjau. Tai aš taip labai pavyko man praslysti pro tuometinę sistemą, bet, sakoma, jau gyvenime praslysti pro tam tikrus dalykus, tiek po to susimokė. Nes kai greit prašokau tas dalykus, labai greit užkilo ego ir tą ego labai man numušė gal ir į vietą pastatė universitetas, kai mane paliko pirmais metais universitete. Ir aš tuo metu dar nežinau, kad mokymus sutrikimų turėjau, o kai nuvyksti į Anglijos universitetus, ten reikia skaityti knygas, rašyti esės, skaityti knygas, rašyti esės. O aš niekada nebuvo mano stiprioji pusė, nei skaitimas, nei rašymas. O aš tokį įsivaizdavimą turėjau, kad tarptautinių santykių mokymas politika bus eisi, kursi savo partijas, šnekėsi žmonėm, diskutuosi įdomiom temom ir klydau. Ir taip po 1 metų, kai mane paliko, buvau dar tokio dideliai krizėje ir dar labai džiaugiuosi, kad tėvai pakvietė padėti su robotikos akademijos užuomazgom. Tai nuo 19 metų
iššokau iš karto verslą. Jeigu taip reikėtų grįžti dabar atgal, nu, gaila, kad nebuvau pakankamai brandus tuo metu, kad pasimčiau tai, ką galima pasimti iš universiteto. Aš manau, kad universitetui turi pasiekti brandą. Aš gaila tos brandos neturėjau, tai nepasiėmiau per tos 4 metus daugiausiai, kiek galėjau. Dabar jūs sakėte, vis tiek pasibaigiai ir vis tiek galbūt ne maksimaliai, bet visiems kažkokia tai patirtis, žinios jos. Taip, bet dabar, kai būnant labiau brandesniam, su labiau išsivyščiusią kaktinę dalim, šiaip crazy yra, kad 18 mečių mes prašom išsirinkit studijas, kur galvojat bus su jūsų ateities profesija. Manau, visiems reikėtų, kaip čia, ne visiems, tie, kas jaučia poreikį, patyrinėti ir labiau save pažinti prieš priimant tokią rimtą 4 metų investiciją. Aš kiek ir prisimenu ir save, kad aš net labiau rinkausi universitetą, o ne specialybę. Šiaip iš esmės tu rinkės specialybę ir žiūri, kur geriausias universitetas. Trūksta tų žinių. Taip, ir tuomet tada kiti laikai, va dabar neįsivaizduoju, kaip žmonės renkasi. Kad taip greitai keičiasi technologijos, dabar labai prarado identitetą ir universitetai, ir mokyklos, ir reikėjo pagalbos padėti atrasti. Nes informacija buvo demokratizuota. Visiškai pilnai dirbtinio intelekto dėka. Taip, ir gerai. Ir tu tada pagalvojai bandyti čia prisijungti prie to šeimos ar ne verslo, bandyti sukti šitoj srity. Gerai, tai iš kur tos žinios? Tiesiog perteiktos tau tėvų? Ar tu dar kažkur turėjai irgi mokytis to atskirai, tobulintis ir taip toliau? Nes įdomu, kokį žinių bagažą turi turėti žmogus, kuris nori vykdyti tokią veiklą, neformaliojo švietimo su vaikais ar ne su technologijomis ir taip toliau. Ar tau dar teko tobulintis toliau? O, tai žinoma, tai kas labai įdomu buvo, dabar kai net šnekam, tik dabar pagalvojau, tai ir mano tėtis iš mokytojų šeimos, jo mama mokytoja buvo, ir mama mano mokytoja, ir buvo pradinių klasių, ir mano tėtis parekomendavo man taip tiesiog atsitiktinai, sako, tu gal nori užsirašyti tokius Lego Education kursus, kur per nuotolį vyksta Amerikos Carnegie Mellon Robotics Academy, tokiose akademija prie universiteto, kuris suteikia būtent kaip mokinti mokytojus, kaip formaliam švietime naudoti robotiką. Ir aš jas pamėginau ir man be galo patiko. Pirmą kartą, va šitą suprantu, čia daug reikia rankomis, daug galvoti, daug pristatinėti. Ir tu ne teoriją turi perskaityti, atsiminti ir atkartot, o tau užduoda įdomų klausimą, tau duoda įrankius, tu turi visą pilną laisvę ir tu turi pasakyti, kokį atsakymą gavai ir kaip prieėjai. Tai matematikai pavyzdys būtų, nemokai 2 + 2 lygų kiek, nes kiek yra teisingo atsakymų? 1. O klausi 4 lygų kiek. Ir kiekvienas atras savo mąstymo būdą, kad gautų tą atsakymą, kuris prives prie suvokimo. Ir pasibaigus tos intensyvius kursus, tada laikius egzaminus, tapau tokiu sertifikuotu pirmoji Lietuvoje Lego Education robotų trenerių instruktorium. Ir tada vaikystės svajonė gyvenau, kad Lego kompanijai dirbti, tada oficialus Lego Education mokytojų patapau ir taip prasidėjo kelias. Bet jo, tai tuo pačiu metu ir politiką mokinausi, ir robotiką. Tai juokaudavau visą laiką, kai eidavau politikos paskaitas, praeidavau pro robotikos laboratorijas universitete SXO. Ir kuo daugiau mokinausi apie žmonės, tuo labiau patiko robotai. Ir visur tave vis vien lydėjo šitas rytis. Taip. O tai kalbant konkrečiai apie robotikos akademiją, kaip patys tėvai ir vaikai įsivaizduoja, kas tai yra, koks jų dažniausiai būna įsivaizdavimas. Nes aš taip galvoju, kad turbūt dauguma galvoja, kad ten tik tai Lego, robotų konstravimas ir taip toliau. O kas iš tikrųjų, kokios veiklos ten įeina? Ką jūs ten iš tiesų darote? Papasakok apie tą visą virtuvę. Taip, geras labai klausimas. Tėvams sunku tai įsivaizduoti, nes jog jų laikais nebuvo tokios veiklos. Ir visi žino Lego. Ar ne, yra paprasti Lego, yra Lego Technics, kur Lego su dantratais, tokios inžinerinės detalės. O Lego robotika tai yra atskira Lego linija, kuri kūrė produktus specialiai švietimo įstaigom. Todėl jie sukūrė tokius Lego rinkinius, kurie susideda ne tik tai iš Lego detalių, bet ir iš žmonių komponentų. Ir robotas yra mechaninis renginys, kuris jaučia aplinką, turi jutiklius, spalvų, atstumo, prisilietimo, tada pajutęs tą pokytį aplinkoje išduoda signalą procesoriui, tokiam smegenėlėm, ir tada atlieka tam tikrus veiksmus motoro pagalba. Todėl tai Lego rinkiniai turi ir šitos išmaniuosius komponentus. Ir vaikam iš tikrųjų tas robotas nėra subjektas pagrindinis.
ką mes atradome, darydami tyrimus ir dirbdami su turinio padaliniu, tai vaikai mėgsta nuotykius. Vaikai nori būti herojais. Vaikai nori valdyti situaciją, nes šiaip valdyti situaciją ir vaikai nori žaisti, tyrinėti ir daryti kažką tik dėl malonumo. Bet jiem reikia, kodėl toks yra didelis potraukis vaikams kompiuteriniuose žaidimuose, nes yra labai aiškus tiklas, yra tam tikra žaidimo mechanika ir tu tai gali daryti su draugais ir jausti progresiją. Mes pagalvojom, kodėl to nėra perkeliama į techninės kūrybos būrelius. Tai iš vaiko pusės, tai įsivaizduokite, atrodo taip, ateina vaikai, susėda į klasę, ateina mentorius ir jungia skaidrės. Ir tose skaidrėse prasideda istorija, kaip filmukas, kaip Pokemonai, Digimonai, ar ten drakonų kovos, kažkas tokio. Atsiranda blogietis. Ir pas mus dažniausiai blogietis būna koks nors klimato kaitos personifikacija. Mes dabar vadinam jį brūdu. Tas brūdas ateina mūsų pagrindiniam veikėjam, Leo pridaro problemų. Nu, pavyzdžiui, jis nori pasimaudyti, bet negali, nes nešvarus ežeras. Ir jis sako, nu ką daryti, kaip ant ežerą išvalyti, nes aš noriu dabar pasimaudyti. Ir tada atnešami vaikam yra dėžės Lego su iPadais ir jie iš tų komponentų turi sėdėti ir galvoti ir diskutuoti, ką čia mes galime padaryti, kokį robotą galime sukurti, kad išspręstume užterštą ežero problemą. Taip pat žinome, kad yra daug šiukšlių, tai ar patinka žmonėms rankomis šiukšlės tas traukti iš vandens, ne, bet kaip žmonės jas traukia, tai jie sukinėjasi, pamato, kad yra šiukšlė, tada prie tos šiukšlės prieina, jie pagrebia ir nuneša į šiukšliadėžę. Viską tą patį mes galime išmokinti padaryti robotą. Kokios formos jis turi būti. Vaikai diskutuoja, aptarė, tada nusprendžiau, padarysime laivą, kuris turi pagrebimo funkciją, kaip koks robotas siurblys tik ant vandens, ir tada kas kiek laiko išveža į krantą. Ir vaikai nuo 4 metų iki 10, atitinkamai pagal jų metus yra priskirtas prie jų rinkinys, o tokius sprendimus kuria, ištestuoja tada pamokos metu ir sugalvoja, kaip patobulinti dar. Ir pasivaržo ir pažiūrė su tuo. Ir kas aš kaip traktuoju, tai kad vaikai mato technologijas ne kaip laiko švaistimo įrankį, bet kaip laiko įgalinimo ir mokymosi priemonės. Tada, jeigu jie mokykloje dažnai mokinasi daug informacijos, bet neturi jos praktinio pritaikymo tai informacijai. O būrelyje tu matai problemą, tu supranti, kad ta problema yra tavo veikėjų, vieni tuo pačiu yra globali pasaulyje ir tu iš karto, tau nesako, tu negali ir gali, tau nereikia nieko atsiminti, tu iš karto eini daryti. Ir darymų procese atrandi, geras, čia taip veikia, čia taip. Ir kai kažkas nesigauna, tu klausi mokytojo, o kaip padaryti šitą? Ateina mokytojas, sako, nežinau. Turi pamanyti pasiaiškinti pats. Pamėginti pats. Va tau yra detalės, va tau yra išmanus komponentai, va tau yra programavimo aplinka. Pamėginti pažaisti. Bet aš nežinau. Sužinos. Ir tada duodama vaikam pabūti neapibrėžtume, nežinomybei, ten 10-15 minučių. Tada jeigu jie pasimeta ir negali patys padaryti, yra suteikiamas jiems instrukcijos. Konstravimo instrukcijos, programavimo instrukcijos. Ir po to, kai jie visi pasiekia tą patį lygį, sukonstruoja pirmą bazinį robotuką, tada šiukšlių surinkėją, sakykime, jie turi visišką laisvę kūrybiškumą pagerinti pagal save. Pagal filmukę pateiktą pasudėtingėjusią situaciją. Ir taip kiekvieną savaitę jie darželinukai, nulinukai 60 minučių, o pirmokai, ketvirtokai 90 minučių. Praleidžia, spręsdami tas aktualias ir realias problemas ir dirbdami su tai dienai pažangiausių edukacinių įrankių. Ir įsivaizduokite, jeigu taip praleidai 4-5 metus, ar 6 kaip pas mus, kiek daug tu turi pasitikėjimus, kiek daug tu skirtingų problemų išsprendi ir praėjai tą skausmą. Ir kas man labiausiai patinka, ir mano komanda nemėgsta man šito, neleidžia man šito sakyti, man patinka, kad vaikai pas mus atėjo ir jiem nesigauna. Kad jie pamokos metu apsiverkia, kad jie suspyksta. Nes jie ateina į tiesioginę konfrontaciją, ateina į diskomfortą, į nepatogumą. Ir aš manau, kad kai dabar tiek daug laiko alfa karta praleidžia skaitmenoje, kompiuteriniuose žaidimuose, ar socialinėse medijose, ar filmukų žiūrėdami YouTube, ten viskas per malonu, per lengva ir nėra frikcijos. Tėvai, millennials tėvai labai myli savo vaikus ir jie nori sutikti jiem viską. Dėl kartais per daug pasirūpina. Ir tas gaunasi counterintuitive. Tu nori padėti, bet iš tikrųjų kenki vaikui, nes nesukuri toleruojamo lygio streso. Ir tada vaikai nebemoka dylinti, tvarkyti su stresu ir jam to, kad viskas turi būti lyg ant lėkštutės.
Tai man patinka tokie būreliai ir veiklos, kur sukelia stresą ir vaikai pasikankina ir apsiverkia, bet tas apsiverkia nusivalo, aš vis tiek užbaigiu. Kai neranda detalės, kurios trūksta, sugalvoja, kaip kitą detalę pakeisti. Nes gyvenimas šiaip netvarkingas yra. Niekada tai nebus aiškių instrukcijų, niekada nebus visų detalių, niekada nebus pakankamai resursų, bet kūrybiškumas yra išsilaisvina tada, kai tu esi spaudžiamas apribojimų. Nes tai turi kūrybiškai pateikti. Ir man patinka sukurti tokias aplinkas, tokias simulacijas. Todėl aš mūsų pamokas vadinu, kas yra įdomiau negu pamoka, bet naudingiau negu žaidimas. Simulacija. Tai mes prikuriam daug simulacijų realaus gyvenimo vaikams ir parodom, kad nors jie vaikai, jie vis tiek turi didelį potencialą spręsti problemas, būti kūrybiškas, mėgautis ir tais sprendimais dalintis. Tai taip atrodo būreliai. Jie padeda. Ir dirbti komandoje. Ir dirbti komandai. Tas svarbiausia, nes iš tikrųjų, ypatingai 5-mečiams sudėtinga tai suvokti, bet jau nuo šių metų jie atsiranda pas juos tas konceptas, kad ne viskas yra jų, bet iš tikrųjų, koks tikslas spręsti problemą arba kurti potyrį, jie neturi su ko pasidalinti. Vienas mano artimų labai draugų padės toks, kai klausiau, aš jo, ar tu vienintelis savininkas senos mešos, jis savo kam, kad vienas klube šokčiau. Ir net didžiausias grožis galima yra dalintis. Dalintis nuotykiais, dalintis patirtimi, dalintis problemų sprendimais ir savo žiniomis. Tai labai džiaugiuosi matydamas, kad galime tai suteikti vaikams. Ir kad jie nepasiduoda, kai sunku, ir kad tie mokytojai gali iš karto padėti, paduoti tą detalę, palengvinti už vaikų supratimą, bet to nepadaro. Nes atimtų iš vaikų tą atradimo džiaugsmą. Ir su metais augant vaikams sudėtingėja tos problemos, sudėtingėja jų robotai. Bet kas, dėl ko aš labiausiai džiaugiuosi, auga jų pasitikėjimas savim, kad tai, ką jie išmoksta, iš karto praktiškai gali pritaikyti ir būti nepribojami savo amžiaus. Nes šiaip, net mes juos vadinam pro vaikais. Ir tam, kad pataptum profesionalu, tu reikia kažką daryti 10 metų, 10 000 iteracijų to. Ir tada tu patapsi tos srities profesionalas. Tai mes auginame profesionalius problemų sprendėjus, naudojantis tai dienai pažangiausiais technologiniais įrankiais. O pavyzdžiui, ateina pas tave vaikai ir kada jau galima pamatyti kažkokį tai pokytį. Ir tarkime, kada tampa tas toks iš neįdomu, noriu dar. Kada dažniausiai tas toksai lūžis įvyksta ir jau kažką apčiuopiamo, pamatote kažkokį tai pokytį, kažkokius tai išryškėjusius talentus, stipriasias savybės ir taip toliau. Koks tas laikotarpis, kad jau galima pastebėti, kad tai veikia? Labiausia progresas tai jaučiasi pas mus pas 4-mečius ir 5-mečius. Nes jeigu taip suprasti, kuo skiriasi, tai visi namuose turi Lego, bet dažniausiai Lego yra vienodai dėžiai supiltas, toks chaosas. Arba kažkas sukonstruota pagal instrukcijas ir padėta kaip žaislas. O pas mus Lego yra dėžėse ir tokiuose skyreliuose, kaip lentynos ir sudėta detalės pagal funkcijas ar pagal spalvas. Tai 4-mečiai, 5-mečiai pirmą dalyką, ką išmoksta, tai po savo žaidimo susitvarkyti savo Lego. Bet ne tiesiog supilt viską vieną dėžę, bet surūšiuot pagal spalvas, surūšiuot pagal funkciją. Net tėvai dalindavosi, kad grįžta ten po pirmo mėnesio, tie darželinukai, nulinukai ir surūšiuoja savo Lego. Aš galvoju, tu pradedi rūšiuoti savo Lego, tu pradedi rūšiuoti savo rubelius, pradedi rūšiuoti savo mokymosi priemonės, pradedi rūšiuoti savo aplinką. Struktūra tokia gyvenime visur atsiranda. Nes tu pamatai, kad jeigu tu išmėtęs detalės, tu nespėjai sukonstruoti roboto. O šalia matai, kaip tavo klasės draugai, tavo būrelio draugai, kadangi tvarkingai turėjo detalės pasiruošę, jie spėjo sudaroti. Tu iš karto gauni tokį greitą feedback loopą, tvarkingo aplinkoje bus tvarkingas darbas, tvarkingas protas. Ir rezultatai laiku ir vietoj, nes mūsų būreliuose vaikai supranta, kad žaidimas yra apribotas į laiką ir struktūrą ir tu turi optimizuoti, kaip tu žaidi. Ir tas organizuotumas, mano pirmas dalykas, kas pasijaučia. Antras, tas vaiko savarankiškumas. Mes specialiai sukūrėme procesą taip, kad ne viskas būtų lengva ir be fikcijos, o kad instrukcijas mes nepaduodam, o turi pats susirasti. Detalių mes nepaduodam, turi pats susirasti. Ne visų detalių spalvos rodom, turi pats sugalvoti spalvą arba detalę pakeisti. Arba specialiai imamos klaidos į instrukcijas ir programavimą, kad vaikai jas ištaisytų. Ir mokytojai, aš nežinau. O, geras, čia tu atradai, jo. Tai mes parodom, kad neturi viskas už vaikus būti sukrantyta jam padėta ir jie patys tada imasi iniciatyvos. Ir labai laukime, kad tai pasakys, kažkas namuose sugedo ir kažko trūko ir vaikas jau, tai aš kaip būrelį, šito starkysiu, šito atnešiu, važiuok mama, čia šitą detalę galiu išdėti. Jie sako, pasijusdavo tėvai, ypatingai su vyresniais vaikais. Tai, ką vaikai išmoko Lego, jie perkelia į IKEA.
Ikėjos baldų surinkimą, jeigu šeima ten baldus keičiasi. Tada programavimas, kai jie programuoja, persikelia į suplanavimą savo dienos. Kada grįšiu po pamokų, kada turiu padaryti namų darbus, kad galėčiau turėti laiko su draugais pažaisti, ten pavalgyti ar kitus dalykus padaryti. Tai viskas pradeda jaustis, manau, po pirmų 3 mėnesių. Ir aš viskam visą laiką sakau ir savo asmeniniam gyvenimui ir kitur, skirk 100 dienų ir tik po 100 dienų priimk sprendimą. Atlikinėk tai 100 dienų. Nes ta turės pakankamai duomenų, kad galėtum priimti, tau tinka ar netinka, patinka ar ne. Sample rate'as. Kuo didesnis sample rate'as, tuo geresnis tavo sprendimas. O kada geriausias laikas jau startuoti, norint atvesti vaiką jūsų užsiėmimus? Kuo anksčiau? Ar kada tas toks imliausias yra amžius ir laikotarpis, kaip ir minėjai, 4-5? Tai 4-5, tai tiesiog tada vaikų smegenys apskritai yra kempinės. Bet aš kaip tikiu, kiek knygų ir kursų ir seminarų tekę praeiti, tai tėvų funkcija yra pasodinti, tiesiog jau galima pasodiname vaiką čionais, apdėti aplink jį daug skirtingų veiklų. Čia galėtų būti ten krepšinio kamuolys, čia futbolo batai, čia galėtų muzikos instrumentas, čia galėtų būti teptukai, čia galėtų būti šokių bateliai, čia galėtų būti robotas, čia galėtų būti dar bet kas, ar ne? Viską sukurti ir praverti tas duris skirtingų dalykų ir leisti vaikų pasirinkti. Nestumti į tas duris, kur norite, kad jūsų realizuotų kažkas vaikystės svajonės, bet duoti vaikui ir pažiūrėti, kur natūraliai įtraukia. Tai man toks patarimas, tai toks pažiūrėti, ar vaikas natūraliai tam potraukį turi. Ir kada geriausia pradėti, tai žinoma, kad geriausias laikas pradėti buvo vakar. Antras geriausias laikas yra dabar, kuo anksčiau. Nes po to jau gali būti per vėlu. Taip. Ir tu kaip ir minėjai, dažnai tėvai turbūt per vaikus realizuoja savo kažkokias tai neišsipildžiusias ar išsipildžiusias svajonės ir taip toliau. Iš tikrųjų, turbūt, kaip tu ir sakei, geriausia bandyti visur, atverti tas duris, bet gal turi dar kažkokių tai patarimų, kaip stebėti tą savo vaiką, į ką atkreipti dėmesį kasdienybėje, kad tu suprastum, kur jisai yra talentingas, kur jo stiprioji pusė ir taip toliau. Manau, kad didžiausias pranašumas gyvenime tai atrasti, kas tau atrodo kaip žaidimas, bet kitiem atrodo kaip darbas. Ką darant, kad ir nuvargsi, bet tiesiog tiek tų pats procesas teikia džiaugsmo, kad tu nustebtum, jeigu tau už tai pinigus mokėtų. Nes tai darai iš pačio pasitenkinimo procesų. Tai grožis tėvų, kai užaugina savo vaikus, niekas geriau nepažįsta jų vaikų negu patys tėvai. Ir kitas dalykas, tai kviesti vaiką drauge patirti kuo daugiau skirtingų veiklų. Ten, pavyzdžiui, klausimas, kada paskutinį kartą žaidėt su savo vaiku? Tai žinai, ar žaidėt su jo kompiuterinius žaidimus, ar ėjot su juo į lauką, į krepšinį pamėtyti kamuolį paspardyti, ar konstravote Lego. Tai labai svarbu pažiūrėti, kur vaikas natūraliai įsitraukia ir jūs kviečia, parodyti, ką padarė. Jeigu vaikas nori parodyti, mama, žiūrėk, ką nupaišiau, yra didelis pasididžiavimas jam, tai aiškiai įtraukia į piešimą. Jeigu mama pažiūrėk, ką sukonstravau, arba tėtė pažiūrėk, ką sukonstravau, mama pažiūrėk, kaip moku įspirt, pažiūrėk, kaip moku įmest, reikia klausytis istorijų, ką vaikas pasakojant užsidega. Ir nesmerkti, nemenkinti, neniekinti tų veiklų, kurios galbūt nesutampa su jūsų vertybėmis. Žinome, kad labai dabar daug vaikų yra užsivedę ant kompiuterinių žaidimų, ant YouTube'o. Ir tada nepyk, kad jie tai daro, bet drauge pažiūrėti, kas tame procese jos labiausiai užveda. Ar jis ne YouTube'as patinka kažkoks YouTuberis, ar apie ką tas YouTuberis pasakoja, ar ten streameris. Tai jau galbūt tą YouTube'ą jisai žiūri tos pačius krepšininkus ar futbolininkus. Žinai, nes mes ir akademijoje labai tokį žinutę nešame, kad vaikams labai patinka kompiuterinis žaidimas, bet pats įdomiausias žaidimas šiaip yra realus gyvenimas. Tai kaip padėti kuo greičiau vaikams atrasti, kad tai, kas jiems patinka kompiuteriniuose žaidimuose, dar smagiau yra realiam gyvenime. Kam konstruoti kažkokį fiktyvų veikėją kompiuteriniam žaidime, kai tu gali savo personažą, realybės, bildinti. Tai sakau, klausytis, ką vaikai sako, žiūrėti, kur jie užsidega ir gali nenustoti apie tai pasakoti, domėtis ir gilintis. Taip, ir čia matom irgi atsinešiai įvairiausių, jeigu galima tai pasakyti, žaisliukų. Ir dirbate ir su virtualia realybė, ir su neurotechnologijomis ir taip toliau. Tai ką būtent darote su šiomis technologijomis, kalbant apie edukaciją, apie vaikų edukaciją?
Taip, tai Lego buvo populiariausias žaislas iki 2010 metų. Kažkur. 2010 metais, nes kaip prasidėjo ta alfa karta, tai išėjo vienas renginys, kuris įveikė praktiškai visus žaislus. Tai išėjo iPadas. Tai vadinama iPadų karta. Ir mūsų užsiėmimai vyksta su Lego ir iPadais ir jie yra labai populiarūs iki vaikų, kai jie pasiekė 3 klasę. Ir jau pastaruosius 5-6 metus niekaip neįsprendžiam, tai kaip pritraukti 3-okus, 6-okus į būrelius. Ir apskritai jie nustoja eiti į būrelius, nes jie daugiau eina į kompiuterinius žaidimus, arba jie būna jau stipriai surišę savo identitetą su sportu, arba eina į kiemą, su draugais laiką leisti. Jie pradeda bildinti savo to tweens laiką, iki paauglystės. Ir arba jiem labai patinka labai didelės technologinės inovacijos. Ir su robotais mums taip gavosi ir pavyko, nes atsirado tas tinkamas form factors. Reiškia, atsirado labai modernus ir pažangus robotas, kuris tiko tuo metu vaikams, atsirado iPadai, mes galėjom supakuoti mobilią pakuotę ir pasiekti vaikus ten, kurie yra, ir sprendžiam tėvų patogumą ir vaikų patogumą. Bet to nepavyko padaryti su vyresniais vaikais. Tai padėjom tyrinėti, tai jau kokios technologijos patiktų vyresniems vaikams. Tai buvome pirmasis būrelis, kuris pradėjom mokinti vaikus apie kaip kurti sveiką santykį su skaitmeninėmis technologijomis, ypatingai kompiuteriniais žaidimais. Nes kompiuteriniai žaidimai yra gerai, jeigu yra in moderation, su saiku. Ir tu daugybę dalykų gali iš kompiuterinių žaidimų perkelti į realybę, bet tik jeigu pakankamai sąmoningai to žaidimų žaidė. Tai tą darėme akademijoje, bet greitai net ir iPadai prarado savo patraukumą vyresniems vaikams ir pradėjome ieškoti tų kas tas cutting edge bus, kur tiesiog negali patikėti, kad tai įmanoma. Ir mano aistra asmeninė tikroji, tai nebuvo robotai, tai buvo mano brolio aistra ir tėtis tai taip matė. Mano visą laiką aistra buvo virtuali realybė ir dirbtinis intelektas. Ir jau pastarėjai 6-10 metų. Tik tai niekada technologija nebuvo toje stadijoje, kad būtų galima nešti masėms. Ir tik tai dabar ir praeitais metais, tai MetaQuest 3 ir MetaQuest 3S, virtualios ir miksuotos realybės sakiniai atėjo, kas aš manau, yra pirmas toks, vienas stipriausių žingsnių į švietimą, kur pagaliau jis padarys mokymasi įtraukiančių. Nes šiaip žmogus geriausiai mokinasi ne kai sėdi suole ir žiūri į lentą ir ką mato nurašo, bet kai aktyviai dalyvauja situacijose. Embodied experience. Tu matai vaizdą, jisai keičiasi ir yra interaktyvus, tu girdi garsą ir tu judi per visas dimensijas ir matai savo kūną. Ir kas nerealu su miksuota virtualybė, kad pavyzdžiui gali mokinti vaikus, kaip išgyventi aukšto streso situacijas, nesukeliant vaikams pavojus. Pavyzdžiui, kas virtuali realybė yra, kai užsidedi akinius ir tu nebematai nieko. Tu patenki ten į kosmosą arba į kažkokį sukurtą žaidimą ir ten šaudai, gaudai, renki daiktus, tyrinėjai, sprendi mįsles ir detektyvus. O miksuota realybė, kad vaizduokite, aš esu šitoj studijoj, užsidedu akinius ir sakau, įjunk gaisrą. Ir jisai nuskanuoja visą kambarį kaip žaidimų lauką ir užsidega stalas, kažkur ant sienos atsiranda skaitmeninis gesintuvas ir aš turiu greit nubėgti, suras skaitmeninį gesintuvą, jį aktyvuoti ir užgesinti čionais gaisrą. Ir suras dar telefoną ir paskambinti 112. Ir tokius potyrius jau galiu užkurti miksuotą realybę, nes sumažinu skirtumą tarp atomo ir bito. Tai reiškia, aš turiu neribotus skaitmeninius resursus, bet juos galiu įgyvendinti fizinėje erdvėje. Tai aš labai didelį potencialą matau kaip švietimo technologijai, tai virtualiai ir miksuotai realybei. O antras dalykas tai dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas ir ypatingai generatyvus dirbtinis intelektas tiesiog demokratizuoja visą informaciją. Ir visais laikais buvo įrodyta, kad pats efektyviausias mokymosi būdas yra 1-1. Pats efektyviausias mokymosi būdas. Todėl aukštuomenė, visą laiką turtingiai, visą laiką samdydavo savo vaikams pačius geriausius mokytus ir švietimiečius mokinti to dalyko. Bet žinome, kad didžiai dalį visuomenės tas yra neprieinama, todėl mes formaliam švietime turime santykį 1:30, būreliuose turime santykį 1:14 ir mažiau. Todėl taip efektyviau būreliai veikia negu formalus ugdymas. Vis tiek geriausiai veikia korepetitoriai, 1:1 arba privačios pamokos. Tai su dirbtinio intelekto ir miksuotos realybės dėka tu užsidėjęs akinius gali sukurti, pavyzdžiui, Einšteiną. Tai skaitmeninė miksuotos realybės sukurta avatarą, kuris apmokintas ant visos informacijos, kurią Einšteinas žinojo, ir jis prisiderins prie tavo kalbos ir išmokins tave fizikos, taip, kad tu suprastum pagal savo amžiaus lygį, jis niekada nepavargs nuo klausimų, jis niekada tu nieko blogo nepadarys, nes jis netikras, bet tavo smegenys matys jį kaip tikrą.
Tai man atrodo neįtikėtina yra, kad mes dabar esame toj sankirtoj, kai susitiko miksuota virtuali realybė ir dirbtinis intelektas ir yra prieinama visiems. Tai nėra net brangu. Tai ir tą noriu atnešti visą Lietuvą ir pasaulį. Per būrelius. Ar tai yra realu, kad, kaip ir sakei, va, pavyzdžiui, gali Einšteinas mokyti vaikus, ar ne? Tai ar tu tiki, kad mūsų švietimo sistemoje irgi ateis šitie įrankiai, ne tik neformalų į švietimą, bet ir į mokyklas, į darželius? Kada tai tikėtina ir ar iš tiesų tokia forma, kaip tu mums papasakojai, ar tai realu? Kaip tu galvoji? Viskas savo laiku. Na, pavyzdžiui, aš virtualios realybės sakinių neuždėčiau vaikui jaunesniam negu 9 metai. Nes jo dar vestikuliarinis aparatas ir smegenys besiformuojančios yra ir per anksti suteiktos per pažangios technologijos gali vaiko raidai kenkti. Tas pats su iPadais, todėl kuo vaikai yra labiau iki 10 metų, tuo geriau viską jam patirti per realų pasaulį, per tikrą fizinį prisilietimą ir kuo mažiau skaitmenoje praleistų. Kuo daugiau tarp tikrų žmonių, kuo daugiau tarp tikrų patirčių, tikrų medžiagų, tikrų priemonių ir gamtos. Tada jau tik kai pasiekime 10-14 metų, tada galime juos po truputį saikingai į skaitmeninį pasaulį nešti. Viskas turėtų būti palaipsniui. Bet vyresniem vaikam, aš manau, tai bus atsakymas. Ir Amerikoje mes daug važinėjome per dirbtinio intelekto švietimo konferencijas ir pats efektyviausias modelis dabar Amerikoje, kur ten tiesiog visi vaikai iš tų mokyklų privačių yra top 1% pagal savo rezultatus, bet į kiekvieną dieną akademiškai besimoko tik tai 2 valandas. Nes kiekvienam vaikui AI-us sukuria specialią programą pagal jo stiprybės ir jis gali šokinėti per amžiaus grupės. Nu tai pavyzdžiui, aš galiu būti pirmokas, bet mano anglų kalbos skaitimas gali būti 3 lygmens, bet mano matematika gali būti 0. Tai mane stiprina ir išbalansuoja, kad aš judu ne taip, kaip visa klasė juda pagal lėčiausią vaiką formaliam švietime. Bet AI pagal mane sudaro programą man, bet vis tiek paruošia mane, kad išlaikyčiau egzaminus. Ir todėl tose mokyklose, kurios taip veikia, jie 2 valandas per dieną praleidžia tik tai akademiniai daly. Tai vaikas prie kompiuterio su dirbtiniu intelektu atsakinėja klausimus, daro kvizus, o likusias 6 valandas, žinot, ką daro jie? Įdomius savo projektus. Tu pirmokas gali pradėti savo Airbnb verslą daryti. Arba 6-okė būdama savo nepelno siekiančią organizaciją labdaringą. Arba bet ką. Mechanikas, keramikas. Bet esmė, kad tu akademinę dalį pasibaigi per 2 valandas, atloši 6 valandas laiko, daryti ką tik tai nori, realizuoti savo prigimtinius talentus, savo aistros sritis, savo norą kitiem padėti, gilintis į bet kokią temą, kuri tau įdomi. Nes tada tu sprendi motyvacijos problemas, o ne akademinės problemas. Tu pasakoji ir man netgi yra sunku įsivaizduoti, kad tai vyktų mūsų mokyklose. Bet turbūt viskas su laiku, pas mus trupučiuką vėliau viskas ateina, ar ne? Kodėl? Pavyzdžiui, Lietuva kaip visuomenė tai labai pažanga. Iš tikrųjų, aš nuvykęs Ameriką galvojau, wow, čia visi bus ten šviesmečiais priekį, arba Japonijai neseniai buvau, tai ten stagnacija, atsilikimas. Ten mūsų lietuvių kaip visuomenės sugebėjimas adaptuotis naujom, tai fenomenalus yra. Ten masinis technologijų dalinimas, ten mašinų dalinimas, ten daiktų dalinimas, shared economy, second hand economy, kokie pas mus startupai kyla, tai aš tikrai labai tikiu. Nes, kaip sakoma, lengva būti pesimistų. Nes lengva visiems sakyti, kad nesigaus. Aš tikiu, kad gali gautis, bet ko reikia, tai jaunų veržlių žmonių, kurie norėtų tą pokytį atnešti. Nes prieš tai buvusi kartą ir taip daug pokyčių išgyveno ir jiem reikia pagalbos. Šiaip technologiniai pokyčiai baisu, man pačiam besidomint apie dirbtinį intelektą, jau jaučiu tą hyper novelty efektą. Per daug ir per greitai keičiasi. Niekada nė viena prieš tai buvusi karta neišgyveno tokio didelio skirtumo, nuo kaip buvo jų vaikystėje versus kaip yra dabar. Niekada nebuvo tokio didelio skirtumo. Jau kaip mes užaugom ir kaip dabartinė alfa karta ir beta karta. Tai tu, Kristijonai, plačiau ir papasakok, būtent kokia yra ta alfa karta, kas jai yra būdinga ir koks yra tas šiuolaikinių vaikų santykis su technologijomis. Taip, tai alfa karta pirmiausia pagal apibrėžimą, tai kartos yra kas 15 metų. Tai nuo 2010 iki 2025 metų gimę vaikai yra alfa kartos vaikai. Dabar kita karta bus beta, prieš tai buvo Z karta, buvo millennials, Gen X ir baby boomeriai. Tai kiekviena karta turi savo išskirtinumą nuo konteksto, kokiam užaugo.
Ir alfa kartos didžiausias išskirtinumas, kad jie yra digital natives. Tai reiškia, jie labiausiai technologiškai išvyščiusi karta, nes jinai yra jauniausia karta ir jau visas technologijos vaikams iki 8 metų nėra technologijos. Pavyzdžiui, išmanus renginys jiems nėra technologija, jiems yra natūralus dalykas. Ir kaip tai gali sužinoti? Žinot kaip? Kaip patikrint, iš kurios kartos atstovas esi. Nueikite šeimos įrenginius ir sakykite, pakvieskite ten jaunesnį žmogų ir vyresnį, pasakytum, parodyk, kaip skambini. Parodyk gestą, kaip skambini. Kaip rodytum? Aš taip. Jo? Alfa kartą rodytų taip. Kodėl? Jie tai niekada neturėjo ragelio. Jų telefonas jau šitą. Kas yra tas? Paklausim močiutės suks. Ar ne? Tai kiekviena su skirtingai užaugęs, skirtingų technologijų, skirtingų kontekste. Ir alfa karta užaugo išmaniųjų įrenginių kontekste ir dabar net pusė alfa kartos bus Gen AI, jau dirbtinio intelekto karta, kur jie gali augti su išmaniais įrenginiais, kurie jau su jais šneka, atsakinėja klausimus, jos mokina, prižiūri ir ko tai privedė. Tai jeigu lygintume Gen Alpha atstovą arba Gen Z ir viduramžių žmogų, tai per dieną Gen Alpha ir Gen Z kartos atstovai gauna daugiau informacijos negu viduramžių žmogus per visą gyvenimą. Ne? Bet smegenys tai mūsų nepasikeitė biologiškai. Ne? Tai prie ko tai veda? Didelis kiekis informacijos labai apkrauna mūsų procesus ir atsiranda kitos problemos. Ir pagrindinė problema, su kuria mes dabar dylinam millennialsai, Gen Z ir Gen Alpha, tai yra brain rot. Ir brain rotas tai yra perteklinis kiekis pasyvios informacijos, kuri yra sąmoningai sukurta aktyvuoti tavo dopamino neurotransmiterius, kad tu visą laiką galvotum, kad kažkas kietesnio atsiras, smagesnio, ir jis taip užkelia tavo thresholdą, kuo tu mėgaujasi, kad bet kas kitas gyvenime tau yra nuobodu. Ir kai tau yra nuobodu, nes motyvuotas ir tavo dopaminas yra per daug užkeltas, tu tampi pasyvus ir išsijungi. Tu per daug stimuliuojamas smegenis išsijungia. Tai išmaniosios technologijos dabar šiame lygmenyje, kur ypatingai šneku apie nemokamus kompiuterinius žaidimus, apie socialinės medijas ir trumpos formos video, privedė prie fiziškai jau užfiksuojamo smegenų puvimo ir kognityvinių sugebėjimų prastėjimo. Tai ne tik alfa kartai yra būdinga, bet labiausia ant alfa kartos matosi ir jaučiasi, nes ypatingai aktyvią rolę atlikinėja išmanūs įrenginiai, tol kol prefrontal cortexas, kaktinės smegenų dalis dar nėra išsivyščiusi. Todėl, kai šnekame apie screen times, apie viską, visai žmonijai buvo parduota idėja, kad technologijos padarys mus genijais, socialinės medijos padarys mus labiau socialiais, kompiuteriai padarys mus programuotojais ir kūrėjais, ir žaidimai mus labiau sujungs ir daugiašesniais padarys. Netiesa. Ar ne? Nes yra, žinoma, dalis žmonių, kurie sugeba per sveiką santykį su technologijom labai save įgalint, bet didžioji dalis žmonių nuėjo tamsiuoju technologijos būdu. Labai gerą podcastą klausiau, kad jeigu matytume narkotinės medžiagas, jos skatina lygiai dopaminą labai užkelia ir mes patampa priklausomi, nes užkelia labai dopaminą arba serotoniną. Ir jeigu pažiūrėtumėt, kiek yra ten narkotikų parduodama ir kiek žmonių, kurie turi problemą su narkotinė medžiagom, būtų kaip per pasaulį, 60 milijonų. Jeigu pažiūrėtumėt, kiek žmonių turi problemų dėl socialinių medijų, tai būtų 210 milijonų. Tai matome, kad jau skaitmeniniai narkotikai jau yra didesnė problema negu fiziniai. Kiek daug atima iš žmonių dėmesio, kiek daug žmonių atima laiko, kiek daug sukuria problemų mentaliniai sveikatai, kiek sugriauna dėmesio ir koncentracijos, atima mokymosi potencialą, kūrybinio potencialą. Tai Gen Alpha, kadangi jie daug laiko praleidžia išmaniuose įrenginiuose ir jie yra neprižiūrimi, ką ten daro, ten pavyzdžiui, patys pasirenka, kokius YouTube video žiūrėti, patys pasirenka, kokius žaidimus žaisti, ten Roblox'e ar ten kitose žaidimuose. Jau nebėra kuruojama tų turinio kokybė, ir jis yra toks nubukintas, kad jis fiziškai žaloja jų smegenis. Ir tai pamatėme jau su Gen Z prasidėjo, su Gen Alpha labai jau didelis sutrikimas. Ir jeigu taip reikėtų palyginti taip skaičiais, tai per pastaruosius 20 metų vidutinis žmogaus sugebėjimas išlaikyti dėmesį nukrito nuo 2,5 minučių iki 30 sekundžių. Taip suprasti. Tai kas mūsų visuomenė laukia, kai šita alfa karta jinai užaugs, ar ne, kai jau bus, nežinau,
jau darbingo to amžiaus ir panašiai, ko galima tikėtis iš visuomenės, jeigu taip naudosis ta medija, tikrai nenukreipta, tas naudojimas nebus nukreiptas į kažkokią tai naudą, nebus kažkokių tai ribų, o va tai, ką tu pasakoji, kas dažnai jau dabar ir vyksta. Man labai puikus pavyzdys yra Kinija ir TikTokas ir Amerika. Ane? Aš pats net bijau TikToką turėti, tikrai, nes aš žinau, kad mano smegenim, kurios pastoviai ieško novelty, kažko naujo, kažko įkvepiančio, naujų idėjų, per pavojingas. Tai yra, kaip narkotikas, kaip narkotikas. Ir man geriausias būdas, aš negaliu TikToką suvaldyti, tai aš tiesiog geriausias būdas išspręsti problemą ir jos išvengti. Tai aš neturiu. Bet, pavyzdžiui, koks skirtumas yra TikToko, to ByteDance, kuris yra Kinijoje, reguliuojamas ir nereguliuojamo TikToko Amerikoje, ar europiniai versijai. Kinijoje vaikam iki ten 16 metų nėra jokio reklaminio turinio, visi video yra lėto veikimo edukaciniai apie STEAM. Tai mokinantis vaikus domėtis apie mokslą, technologiją, inžineriją, menus ir matematiką. Visas turinys ten, jis nėra kvailo formato, kad ten būtų šokantis ryklys su batais, ar ten kalbantis dantų protezai, ar ten ledai darantis, ar ten galvai šokanti iš tualeto, nes nėra leidžiama, nes žinoma, kokią žalą tai daro. Vakarietiškoje kultūroje, kai yra skatinama tik tai monetizacija, klikai ir peržiūros, tu gali iš turinio padaryti ginklą. Nežinau, geriausias, man labiausias sprogdinės smegenys, tai kai viršui pasakoja žmogaus galvo, pačioje Minecraftą žaidžia. Žinote, būna tie, arba kažkokius pjausto muilus, ar nežinau, maistą gamina. Nes tu du dalykus vienu metu žiūri, nežinai, kas bus kitas, keičia, tai reiškia, mūsų smegenys yra hakinamos. Tai big tech kompanijos, kad išlaužtų kuo daugiau profito per ad salesus, tiesiog atrado, jau tokią weaponized formą turinio, kuri tiesiog nuodas jau yra, bet veikia. Bet kaip ir mes žinom, kad tai yra nuodas, kodėl vis tiek žiūrim. Tai turime kelt sąmoningumą. Tai aš vis dar tikiu, kad tiek Gen Z, tiek Gen Alpha galime per sąmoningumą, per apmokymus išmokinti. Tai ir visą laiką žmonių tai buvo. Atrand kažkokią inovaciją, galvojam, kad čia šventasis gralis viską pakeis, tada su jie prisidarom daug žalos ir įvedam teisingas reguliacijas ir tada būna sveikas santykis. Ir dabar turbūt nelabai ir įmanoma uždrausti vaikams ekranų technologijų ir taip toliau, tiesiog. Tai galbūt tu galėtum pasidalinti tipsais, kaip naudotis tomis technologijomis, socialiniais tinklais, dirbtinio intelekto įrankiai ir taip toliau, kad tai teiktų naudą, o ne kad žalotų ir, kaip sakant, ir kad nepaverstų tiek mūsų vaikų, tiek mūsų pačių daržovėmis. Pirmiausia, tai neleisti, kad technologijos pakenktų 3 pagrindiniam pamatam, ant ko stovi visa mūsų kognityvinė ir fizinė sveikata. Tai numeris 1. Jeigu naudoji technologijas, tai ir tau technologijos padeda gerinti tavo miego kokybę ar trukdo. Išmanus įrenginys 1-2 iki miego dėl blue lighto sugadina melatonino gamybą, užkelia tavo dopaminą, excitementą ir kaip kavos, skaitmeninės kavos atsigeri, negaliu užmigti. Arba technologijos kaip išmanios apyrankės, meditacijos appsai, neurotechnologijos gali padėti tau užmigti ir nurimti. Jeigu jau matai, kad nebegali be technologijų, nes faktas, kad geriausia būtų be technologijų tai atras tas technologijos, kurios padeda pirmiausia su miegu. Ir žiūriu, jeigu turiu šią technologijas, tai gerai. Sukonstruoju namą arba miegamąjį savo telefonui, bet jis telefonas mano negyvenama miegamajam. Jis turi savo namus, savo lovą, jam reikia tam pasikrauti ir būti. Tai ir svarbu labai, kad negali išmokinti kito įpročių, kurių pats neturi arba nesilaikai. Tai jeigu jūs norit kažką savo vaiką išmokinti, pirmiausia, kokį pavyzdį rodot. Kaip dažnai mato jūsų vaikai jūsų telefonu arba knyga. Kaip mato jūs televizorių žiūrinti ir sportuojantį. Kaip mato jūs valginti ten čipsus ar ten, nežinau, saiką maistą besigaminantį ar užsakinėjantį. Pirmiausia, vaikai nedaro tai, ką jūs jiems sakot, jie kartoja tai, ką jūs darot. Ir kuo daugiau akivaizdžiai rodote, tada automatiškai vaikai dėl veidrodinių neuronų pradeda kopijuoti jūsų veiklą. Tai turi matyti, kad jūs einate anksti miegot. Ir kaip atrodo jūsų miego rutina, turi matyti, kaip jūs gaminatės valgyti, kaip sportuojate ir judot, tada nereikės prašyti savo vaiko šadai, tiesiog kopijuos jūsų veiklą. O tam, kad jis galėtų matyti jūsų veiklą, kaip jūs darote tos geros įpačius, reikia sukurti daug laiko leisti savo vaikais.
Nes labai sunku būti tėvu arba mama, kai jūsų vaikas visą laiką kambarėje žaidžia kompiuterinius žaidimus. Bet negalite pykti ir atimti iš jo tai, kas teikia jam didžiausią džiaugsmą. Tai kokie variantai? Žaiskite tos žaidimus su vaikais. Pasikvieskit, kai davai gal pasiuntinėkime mimsais. Parodyk klipus, kurie žiūri. Ir tada klausti, kodėl tau šitas patinka, kodėl ne, kaip manai, čia geriausias, o ką manai apie tokį, štai kokie man patinka. Ir bandykite keisti vaikų, jeigu jums nepatinka vaiko matomas turinys, pakeiskite tokį, kokį norėtumėt, kad žiūrėtų. Bet pirmiausia, parodykite, kad tas turinys, kurį jūs norite, kad jis žiūrėtų, jums yra įdomus. Tai mano tokie patarimai, nes viskas labai skiriasi nuo kokio amžiaus vaikų šneka. Bet taip nuo 4 iki 7 apskritai nerekomenduočiau jokių technologijų arba labai labai minimaliai. Jeigu duodate technologijas tik tai 1,5 valandos per savaitę ir tik tai savaitgaliais ir tik tai aktyves edukacinės aplikacijas patvirtintas per tokias platformas ir svetaines kaip Common Sense Media, pavyzdžiui. Yra čia tėvų platforma, kur yra visi filmukai, filmai, aplikacijos, žaislai išreitinguoti švietimo ekspertų, mokytojų ir neuromokslininkų ir cognitive science mokslininkų. Rekomenduotų, ar gerai tinka ar ne, nes žinome, kad tėvai neturi tiek laiko, kad tiek galėtų daug gilintis apie 3 filmus. Nemokama platforma. Ateinat išsirenkat ir žiūrit, kuri aplikacija, kam. Tai va, tai mano skatimas, jeigu duodu vaikam technologijas, tai pirmiausia, niekada neduokite tik technologijos, o draugės sukurkite naudojamas taisyklės ir tos taisyklės turi priklausyti jums abiem. O kalbant ne tik apie vaikus, bet bendrai apie mus visus, kurie naudojamės tomis technologijomis, galbūt ir šiaip turi ir žinių, ir pats galbūt kažką naudoji, tai visiems bendrai kažkokių galbūt turi tipsų arba pasidalink savo praktiką, kaip tu pats naudoji tas technologijas, kad irgi nepervargtum, galbūt netgi kaip tik naudoji, kaip ir sakei, technologijas, va kažkokiai meditacijai, dar kažką. Tai kas padėtų net ir dirbant ofise nuolatos, naudojantis, sėdint prie ekranų technologijomis ir taip toliau, kažkokias pertraukėlės, taip toliau, tiesiog kasdienai kažkokių patarimų, nebūtinai vaikams, bet mums visiems bendrai. Na taip, kadangi aš taip pats labai stipriai brain roto paveiktas buvau, tai irgi nesu nei šventas, nei kažkokį imunitetą turintis, irgi pasilsiu, pažiūriu YouTube shortsus, Instagram'e pasėdžiu, bet kadangi žinau, kad šito neišvengsiu ir vis tiek mano visi draugai ir aplinka ir kompanijos ir verslai yra Instagram, tada tu žiūri, sukuruoji savo aplinką, turi sudėlioti. Nu taip, vėl viskas prasideda nuo pamatų, jeigu nori turėti sveikas smegenis, pirmiausia turi pirmus 3 išvengti. Sako, jeigu tavo daktaras nepaklausia tavęs, kaip tu mėgi, ką tu valgai ir kiek sportuoji, o siūlo tau iš karto vaistus, tai tu ne daktarą turi, o dealerį, kuris bando kažką parduoti. Tai pirmiausia, reikia išspręsti savo bazę. Kaip aš miegu, ar miegu, jeigu aš nežinau, kaip aš miegu, tai įsitaisyti technologiją, kuri padėtų miegą sekti. Nes šiaip labai sunku pakeisti kažką, ko neseki. Ir padaryti iš miego žaidimą. Ir pasikviesti savo artimus draugus, prisijungti prie to žaidimo. Tai aš tai VUPą naudoju, jau daug metų tris ir man labiausiai patinkanti funkcija VUPO, tai kad galime niekada nusimti ir kad turi grupę. Tai aš atsibundu ir pažiūriu, kaip pats išmiegojau, kaip atsikrovu ir kiek esu pasiruošęs dienai, kaip koks kompiuterinio žaidimo personažas, bet to pačiu pažiūriu savo draugus. Ir matau, kuris vakar kokteilį išgėrė, nes matosi iš karto per jo HRV. Matau, kuris nedamiegojo, paskambinu, kaip tu, išsimiegoji, štai gali padaryti, kad tau atitaisytų miego trūkumą arba kūno stresą sumažinti. Tai sakau, tai pirmas išspręs miegą. Antras, sutvarkyti mitybą. Tai vėl, paprasčiausias dabar niekada nebuvo taip paprasta, tai jeigu seniau atsimet, net kai Instagramas atsirado, visi mėgdavo fotografuoti maistą. Pirmiausia, pavalgo kamerą. Bet dabar tas įprotis yra toks geras, nes tu savo kiekvieną nuotrauką gali kelti į savo ChatGPT projektą, kuris vadintųsi, pavyzdžiui, aš turiu quiz physical wellness. Ir aš ten įsirašęs dokumentus įsikėlęs, kad štai koks yra mano dabar svoris, mano BMI, mano body fat, mano skeletal mass, mano lean body mass, ir štai kur aš noriu nueiti, štai koks yra mano gyvenimo būdas, ar gali prašau man sudėti programą, mitybos, kada ir ką valgyti, ir aš tau kelsiu ir tu kiekvieną dieną paklaus manęs 3 kartus, ar aš pavalgiau ir ką, paprašyk, kad įkelčiau nuotrauką. Tai aš užsipromptinau savo AI, kad jis būtų mano accountability buddy, prižiūrėtų, ką aš valgiau. Tai aš fortinu įdedu ir jis išskaičiuoja makrosus, tai kiek yra proteinų, kiek yra angliavandenių, kiek yra sočiųjų riebalų ir kitų vitaminų. Tai aš AI panaudoju, nes aš nekenčiu skaičiuoti kalorijų ir nenoriu išmokti, bet dabar AI tą gali padaryti. Ir niekad nebuvo, kad tokia
tokia protinga ir intelektų technologija gali būti panaudojama tiek daug mūsų bazinių procesų kasdien. Tai labai rekomenduoju sukurti dirbtinio intelekto sekėją, kuris būtų tavo mitybos prižiūrėtas. Bet kad tu rašytų mitybą savo funkcijai, nevalgau, kad pavalgyti, nes aš tai valgau tam, kad smegenys gerai veiktų. Ir tada žinau, kad mano mityboje turi būti avokadai, šilauogės, lašiša, brokoliai, malta jautiena, ryžių. Viską aš optimizavau, kad mityba būtų kuras tokiam gyvenimui, kokio aš noriu. Taip. Ir kiekvienas gali taip sudėlioti pagal save. Ir AI niekada nepavargs to daryti. Ir bus tiek pigiau negu fizinis treneris, aišku, ne taip gerai kaip asmeninis treneris, bet labiau prieinam žmonėms. Tai čia išnaudoti tą potencialą technologijų, jeigu mes išnaudojame, kaip sakėm, prasmingai, protingai, taip. Tai mums tikrai ir nekenkia ir padeda. Ir AI kuria nereali sistema ir programa, ypatingai ChatGPT, kad kuo daugiau su juo bendrauju, kuo daugiau keli informacijos apie savo gyvenimo būdą, ne per daug asmenės, nes tai būtų nesaugu, tuo geriau jis tave pažįsta ir geriau tu pradeda išvengti tavo pitfalls, tų nukrypimų ir gali net tau parekomenduoti, jeigu atsibosta ar sunku. Tai man, pavyzdžiui, visą gyvenimą turėjau labai prastą santykį su sportu, nes aš visą laiką visur daug turėjau, nes nemėgdavau sportuoti. Todėl, kad man atrodė beprasmiška kilnoti geležį. Bet aš supratau, kad aš iš tikro ko nemėgdavau, kad aš ateinu ir aš nežinau, ką daryti ir neturiu, kad kas man parodo, ką daryti. Ir tada susirandi aplikaciją, kaip aš Zingą naudoju ir man kiekvieną dieną sugeneruoja pagal man pratimus. Aš paspaudžiu ir matau, kaip tos pratimus daryti, per laikrodį valdau, koks svoris ir kiek kartų ir man praveda. Apšilimą, raumenų grupėse pasirūpina, kad per visą savaitę aš visas raumenų grupės padengčiau ir gamifikuoti yra, kad kiltų taškai. Ir viskas. Ir aš tada dar atradau ir vis man praneša faktus, nes man labai patinka lavinti savo smegenis, todėl aš atradau, kad iš tikrųjų geriausias būdas lavinti smegenis yra sportas fizinis. Tai aš atradau, pavyzdžiui, aš negalėjau skaityti visą gyvenimą, bet labai mėgau mokytis, bet man reikėjo daug kardių daryti, kad smegenis mano išsiplauti ir ADHD galėčiau menedžinti. Tai atradau, kad geriausias dalykas, ką aš galiu daryti, tai ėjimas įkalnę takeliu, 14,5 procentų įkalnę, 4-5 km per valandą, zone 2 kardio zone 2 zonoje, 45 minutės. Ir galiu užsivalgyti knygą per savaitę, audio beklausydamas, arba daug podcastų veikti. Ir sukombinavau mokymasi, sportą ir šitą patyrimą išėjęs gavau. Ir tai galiu kiekvieną dieną daryti. Tai vat, kai išspręstas miegas, išspręsta mityba ir sportas, tada iš tikro tu taip užpraimini savo kūną, kad tu net nebenori tada nei nesveiko maisto valgyti, nei nesveiko turinio žiūrėti. Tai tu jau apsišarvai save, šarvais, kad išvengtum brainrot. Nes aš nežinau, kaip nebejoju ir visai publikai, kaip pasportuoji, nenori čipsų pavalgyti po sporto. Nori štienos, nori jautienos, nori lašišos, nori daržovių, nes tavo kūnas savo reikalauja, taip pat ir su protu jaučiasi. Įsijungi kokią nors brainrotinę nesąmonę, drama kelias, kas čia per šlamštas. Aš neįsidėsiu šitą į savo protą, kaip neįsidedu nesveiko maisto į savo kūną. Čia turbūt galima duoti ir tą pavyzdį su technologijomis, kaip kad anksčiau, ar ne, pasakodavo mūsų tėvai, kad nebuvo daug pasirinkimo parduotuvėse, produktų ir taip toliau. Dabar mes turime visko, galime keliauti visur laisvai, technologijos, turinys ir visa kita. Tai turbūt mūsų iššūkis ir yra atsirinkti. Aš bent jau ką ir suprantu ir iš tavęs, kad technologijomis reikia džiaugtis, mes turime džiaugtis, kad jas turime, jos gali būti naudingos, svarbiausia, mūsų turbūt ta pareiga tokia atsirinkti ir atrinkti turinį vaikams ir kaip viską daryti taisyklingai. Kuo geresnį kontekstą pateikti. Kai atsirado, nes mes robotikos akademijoje apie dirbtinį intelektą jau pirmokus pradėjome mokinti apie 6-7 metus, bet tik tai kaip personažą. Kaip gerą ir blogą personažą. Blogas dirbtinis intelektas ir nori sunaikinti internetą. Tai reikia sustabdyti. O kaip galim sustabdyti blogą dirbtinį intelektą? Tik tai lavindami savo natūralų intelektą ir išmokdami valdyti gerą dirbtinį intelektą. Ir tuo metu tai buvo tik personažas prie robotų, o dabar iš tikro galime vaikus mokinti apie dirbtinį intelektą ir suteikti prieigą jiem prie tų įrankių ir spręsti jiem realias problemas. Ir aš visą gyvenimą, ypatingai virš 30, nes po 30 kitoks gyvenimo tarps, nes prasideda, tu turi turėti išlavintą kaktinę dalį, turi mokėti planuoti. Turi mokėti neprarasti laiko savokos, turi mokėti reguliuoti savo emocijas, turi ilgai iškęsti diskomfortą, turi daug daugiau atsakomybių negu iki ten 30. Ir aš visą laiką būčiau su neįgalus.
aš man tokia asmeninės, kad neįgalus planuot, neįgalus identifikuoti, kas vyksta, neįgalus suvokti konteksto, neįgalus išskirti, kas svarbu, nes mano smegenim viskas svarbu, viskas įdomu. Ir man sudėjus į AI, jis suprasdamas mano kontekstą, mano istoriją, kaip užaugau, mano medicininę kondiciją, kad ADHD turiu disleksiją, sudėlioja, va žiūrėk, nepamiršk. Ir sudėjo taip, kad aš suprasčiau. Ir man smagu, kad aš neapkraunu kitų žmogaus, turiu sistemą, kuri gali man padėti. Ir nebejoju, kad kiekvienas žmogus gali tą atrasti. Bet labai svarbu suvokti, kad dirbtinis intelektas nepataptų visiškai įrankis, kuris priverčia tave nieko nebedaryti. Labai didžiausia problema, ką dabar matome iš naujausių tyrimų IT atliktų, kad buvo 3 grupės, kurios rašė esę. Viena grupė rašė su dirbtiniu intelektu, antra grupė rašė naudojant Google, trečia grupė rašė knyga ir ranka. Tai labiausiai patenkinti savo darbu buvo, kaip manai, kas? Knyga? Knyga ranka. Antroje vietoje buvo Google'as, trečioje vietoje visiškai nejautė jokio autorystės savo darbui, visiškai neprisiminė, kas buvo parašyta ir buvo nei patenkinti, nei nepatenkinti, nerūpėjo, nes nebuvo jų padaryta. Tai rodo, kad frikcija turi būti tam, kad mes išmoktume ir vertintume tai, ką padarė. Tai labai svarbu padaryti, kad AI nepataptų priemonė atimanti iš mūsų gebėjimą kritiškai mąstyti arba už mus daranti, bet jinai turi būti priemonė įgalinti mus apie dalykus, kurie mums patinka ar žavi, kad mes galėtume kuo giliau juos įsigilinti taip, kaip niekad nebuvome įsigilinę. Iš to kampo, apie kurį niekad nebuvome pagalvoję, kad iškeltume savo darbo kokybę į kitą levelį. Todėl tokie įrankiai, ką padaro, jie nužudo vidutinybės, bet padaro labai naujas aukštumas, kurios prieš tai buvo neįmanomas. Tai visi, kas su AI dirbote, labai rekomenduoju custom instructions pasidaryti, kad AI turi duoti komandą. Tu nedarai už mane. Tu padedi man geriau padaryti, ką aš norėjau. Tu patikrini mano padarytą darbą ir duodi įžvalgų, kuriuo aš pats norėčiau pamatyti. Tavo darbas, kad aš kuo geriau ir kuo giliau suprasčiau, bet tu man negali atsakyti. Tu turi padėti man gilinti mano suvokimą ir mano ekspertizę šitoje srityje, bet tu niekada už mane nieko nedarai. Taip, ir tiek daug visokiausių iš tikrųjų ir tipsų ir gerų minčių davėjai. Iš tikrųjų, kiekvienai tai potemiai, ką mes čia aptariam, galėtume mes po atskirą podcastą čia susukti, bet irgi tas laikas mūsų neguminis. Aš dar norėčiau tokį pabaigai irgi klausimą užduoti būtent apie tas ribas. Ne tik dirbant su vaikais, bet ir kiekvienam iš mūsų, naudojantis dirbtiniu intelektu ir panašiai. Kur yra tos ribos, kaip atsakingai naudotis, kad nebūtų mums tai pavojinga? Taip. Kur ta etika, ribos ir taip toliau saugumas, galbūt kiekvienam iš mūsų, man, žiūrovams ir panašiai, tiesiog galėtum pasakyti patarimus, kaip saugiai naudotis technologijomis ir dirbtiniu intelektu. Gerai. Taip, tai jeigu šnekant apie dirbtinį intelektą, aš labai rekomenduočiau Diary of CEO pažiūrėti paskutinį pranešimą su tokiu Latvių dirbtinio intelekto saugumo ekspertu, ir jis labai gražiai pasakė, dirbtinio intelekto saugumo progresija yra linijinė. Taip kaip mes sugebam kurti, kaip žmonija, kaip dirbtinio intelekto saugumo specialistai, kai kuriame dirbtinio intelekto saugumo kriterijus ir taisyklės, mes judam liniją, progresas. O dirbtinio intelekto galimybių progresas yra eksponentinis. Todėl kiekvieną saugumo dalyką, kurį sukuri, jie iš karto gali sulaužyti apeidamas. Tai dirbtinis intelektas kaip įrankis yra be galo nesaugus. Ir nes net neturime apie jį galvoti kaip apie saugų įrankį. Bet turime nekurti daugiau pavojų, negu būtina. Tai numeris 1 dalykas, nekelti jokios asmeninės informacijos, kuri gali panaudoti būt prieš jūs. Paso nuotraukos, ten teisės, social security number, banko sąskaitos, telefonai, nes žmonės, kas geriau išmano šitas sistemas gilyje, gali atkasti. Ypatingai, jeigu jūs naudodami tokius įrankius kaip ChatGPT, nepažymite varnelės, kad nenaudok mano informacijos modelio treniravimui. Bet kai įsidegi šitą programėlę, jinai nebūna pažymėta automatiškai. Ne, nes kiekviena jūsų užklausa, kiekvienas dokumentas treniruoja modelį ir daro jį geresnį visiems kitiem, bet mes niekada nežinome, kaip gali pasisukti technologijos ir kaip gali būti jos prieš mus panaudotos. Taip pat daugybė, turit suvokti, dirbtinis intelektas pažadas yra, kad jis tiesiog galės padaryti tai, ką daro žmonės, tik daug geriau. Problemų sprendime, mąstyme, paternų matyme, atradimų kūrime ir kita. Bet dabar jis yra
nuspėjamoji mašina, kur tiesiog nuspėja, kuris kitas žodis yra tinkamiausias. Tai jis turi tokį labai svarbų dalyką kaip cognitive bias. Jis visą laiką tau pasakys tai, ką jis galvoja, kad tu nori girdėti. Tai jis visą laiką gali sukurti confirmation bias, kur jeigu tu ar aš gerai padariau, jis tik tai tau pasakys, taip gerai padarė. Nes tu taip užklausai jo. Tai labai... Nurodyti, kaip jisai turi dirbti, labai Būtent. įdėti pastangų į tą tokį. Jis visą laiką sakys tai, kad tu nori girdėti. Todėl jis tau visą laiką labiau patiks, todėl tu jeigu pirksi jo subscription. Geriausias draugas. Tiek aš istorijų girdėjau, kad su jajum ten vos ne jau susirašinėjimai kaip su geriausiu draugu. Tai va būtent čia, bet čia yra problema, kad bet šiaip tu geriausiam draugui nemoki $20 per mėnesį ar daugiau. Ir jis nesimoka iš to deitas. Geriausias draugas yra geras, nes jis pasakys tau, kai tu nesąmonės padarai, kai tu neteisinga linkme eini, jis tai paprotins. Ir kol kas AI turi gauti specialias instrukcijas, kad tai padarytų. Todėl labai svarbu pasiruošti tos teisingus promptus. Trečia, nepasakot per daug asmenės informacijos, kurti emocinę ryšį, nes tai gali būti panaudota prieš mus, nes mes niekada nežinome, kas po to galiausiai bus daromas ta data, jeigu bus labai stipriai komercinė kompanija patapė, tai ChatGPT. Tai atsivent, Facebookas pradžioj buvo labai nekalta kompanija. Labai nekalta kompanija, kur mes visi su draugais prisidėdavom draugus ir nuotraukas keldom. Dabar tai nesibaigianti reklama, kur bet kokį žodį tu prie įrenginio pasakei pampersai, tau vėl pampersus padės mėtyti. Bet tikrai aš norėjau irgi, tu apie tai užsiminei, mes irgi su draugėm diskutuojam. Nu, atrodo, mes pasišnekėjom ir matom tą kontentą. Nuotraukas, kurią žiūri, screenshotus, kuriuos išsaugai, nuotrauką, kurią pasidalinai, kontekstas, kur tu esi, lokacija, kurioje tu esi, automatiškai yra sukurta tik tai vienai funkcijai. Jeigu kažkas yra nemokama, tai prekė esi tu. Ne? Prekė esi tu, nes tavo dėmesį parduoda žmonėms, kas nori parduoti savo produkciją, savo paslaugas, savo produktus. Viskas yra klausomas, viskas yra išsaugoma, viskas yra panaudojama prieš tave. Kodėl taip žmonės bijo dėl wearable devices visų. Įsivaizduokit, dabar mano Apple'as, jeigu pardavinėtų data, tai jis matytų, kad aš dideliam strese, jis siūstų man aplikacijas ir programas ir paslaugas, kurios sumažintų stresą, maistus ypatingai siūlytumą. Galbūt tu galėtum tiesiog paprastai, kad visi mes irgi suprasme, o kaip tai veikia, kad kažką pašnekėjau ir metą. Tarkime, iškart reklamą ir taip toliau. Kaip tai veikia paprastai apie visą tą mechanizmą? Taip, tai labiau prastai. Visą laiką mikrofonai įjungti aplikacijai Terms and Conditions ir jūs paminės žodį pampersai. Jis išduoda pampersą ir žino, kad prie jūsų profilio priskiriama, kad jūs dabar, tai aš su Kristijonas, 33, vyras, Lietuva, domiuosi technologijom, štai temos, kuriuom aš domiuosi, AI, virtuali realybė, robotai, Lego ir pampersai. Tai dabar prie visų reklamų, kurios einamos ir targetinama, kas perka žodį, perku visus žmonės, kurie domisi žodžiais pampersais, pirmumo teisė išmesk mano produkciją. Ir taip nutinka ir iš konteksto, ką jūs žiūrit. Einu, aš scrollinu per ten Instagramą, ilgiau pascrollinu į vieną viešbutį, pamatė, kad aš ilgiau sustingau ties tuo kadru, automatiškai mes man reklamas to viešbučio. Ir kuo toliau, kuo daugiau laiko eina, kadangi mes visi pripratę nemokamai ir for fun naudotis šitom technologijom, mes net beturime tokį įpročių jų atsisakyti, bet jie vis agresyviau pardavinėja reklamas. Tas pats Facebook'ui nutiko, Instagram'e, tas pats YouTube'as, atsimint, kažkada buvo apie video, o dabar vien non-stop reklamos, bet tik tai Facebook'e nėra funkcijos išjungti reklamų. Aš mokėčiau Facebook'e $20-30, tik išjungkit, man nerodykit reklamų, bet tokios nėra funkcijos. Reiškia, kad labiau apsimoka man šert reklamas, negu man mokėt, kad jie man reklamą nerodytų. Tai taip veikia. Ir įsivaizduokite, ir išmanus įrenginys kaip telefonas, jis fiksuoja mūsų balsą, ką mes šnekam, lokaciją, kurioje esam, ant ko paspaudžiam šidutę, laiką, komentarą, šerą, į ką žiūrime, bet dabar su sveikatos technologijom fiksuojamas mūsų aktyvumas, kiek kalorijų sudeginam, kiek mes sportuojam, kokius pratimus darom, kokiose lokacijose, tai kas nutiks su neurotechnologijom, kurios bus ant mūsų proto. Ant mūsų galvų fiksuos mūsų smegenų bangas, kada mes stresą patiriam, kada mes esame atsipalaidavę. Galiausiai galbūt nutiks miego metu, kada mes esam delta stadijoje, kada deep dream sapnuose ir pasąmoniniam lygmenyje galės įrašinėti reklamas. Kodėl niekada neužmikit YouTube bežiūrėdami. Tai, sakau, technologijos, ypatingai nemokamos ir pigios, turi kažkaip monetizuoti, tai būkite tiesiog sąmoningi. Tai nėra gerai ir blogai, tiesiog būkite sąmoningi, nes viskas visą laiką buvo prašyta Terms and Conditions, betgi nieks neskaitoliu. Ačiū, Kristijonai. Pokalbis netrumpas, bet iš esmės dar galėtume kalbėti ir nagrinėti vis giliau, detaliau ir panašiai.
Tai ačiū tau labai už tavo pasidalinimas, koks buvo tavo kelias, pasidalijimas savo žiniomis. Labai tikiuosi, kad mūsų pokalbis naudingas ir jums žiūrovai, tikrai kažką pasisemsite naudingo iš mūsų pašnekovo Kristijono. Tai ačiū tau dar kartą. Ačiū tau, Sandra, už galimybę čia būti. Dėkui. Dėkui. Ir jeigu pokalbis patiko, surezonavo ir jums yra naudingas, tai tikrai pasidalinkite, pamėkite, sekite ir prenumeruokite Nestabdom kanalą, nes čia jūsų laukia dar daugiau drąsių istorijų. Iki.